Mes šiandien esam Birštono sporto ir sveikatingumo centre. Pirmą kartą čia vyks Lietuvos jaunučių ir jaunių šachmatų čempionatas. Tai yra patys stipriausi vaikai iš visos Lietuvos suvažiuoja ir būtent laimėtojai įvairių amžiaus grupių nuo 10 iki 18 metų atstovauja Lietuvą pasaulio ir Europos čempionatus. Planuojam apie 200 dalyvių. Taip, kad šachmatai populiarėja, ypač po filmo Valdovės gambitas dar labiau populiaresni pasidarė. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes šitam čempionate mes turim puikias sąlygas dėka Birštono savivaldybės ir šito centro dėka. Ir aišku, pirmą kartą pagrindinį rėmėją turim, kuris tikrai pradžiugins visus dalyvius, nes kiekvienas dalyvis gaus Maxima dovanų maišelį. Labai smagu, kad rėmėjai mus pastebi, kad Maxima LT mus pastebėjo ir kad investuoja į jaunus protus, beje, ką Maxima iš tikrųjų daro. Maxima šiandien yra čia, nes mums iš tiesų rūpi Lietuvos ateities karta. Jaunimo ir vaikų sveikata bei švietimas jau daug metų yra mūsų įmonės socialinis prioritetas ir kasmet šiai sričiai mes skiriame beveik 500 000 eurų. Todėl labai džiaugiamės galėdami būti šio čempionato partneriais, tapti šiais metais ir už galimybę lydėti jaunimą kelyje į Europos, o gal net pasaulio viršūnes. Patys šviežiausi pasiekimai, tai turime Europos čempioną, įvairių turnyrų nugalėtojus, yra pasaulio čempionato prizininkų, pakankamai solidus rezultatai, bet aišku visada siekiam geresnių ir tikimės.